Vakaro Pilies gatvėje sudužo du automobiliai Nissanas 100 NX ir Hyundai Accentas. Nissanu 3 jaunuoliai dideliu greičiu skuodė į vieną naktinį barą, o su Hyundai'mi iš darbo namo pabandė parvažiuoti suvirintojas Jonas, taigi Nissano lėkta pagrindiniu keliu, o Hyundai'us į jį išlenda iš teritorijos. Atrodo, viskas aišku. Tačiau Nissano vairuotojo būta tiesiog padaraus ir išauklėto jaunuolio. Nors jis važiavo pagrindiniu keliu, kaltę dėl avarijos prisimė savo, nes buvo greitas ir girtas. Žmogus užkišo mašiną ir viskas, esu išgėręs, iš tikrųjų prisipažįsti viskas. Esi išgėręs, prisipažįsti, važiavai pagrindiniu keliu. O dabar, sakyk, koks savo greitis buvo? Buvo 70. 70? Tikrai buvo. Pagal stabdymo kelią matau 80, žinok, bus. Nu, 75. Tikrai, iš tikrųjų, tikrai nepriušysi, kad greitį viršiai. Tu viršiai greitį, esi girtas, bet važiavai pagrindiniu keliu. Esu lengvo girtumo laipsnį, esu pagrindiniu ir stabdžiau. Viskas. Aha. Tikrai taip. Ką medikai sakė atvažiavę? Ką medikai sakė? Nieko, sako, gerai, kad dirbam, prisisegė, sako, mažai galvos susijį. 35 metrai stabdymo kelio žymės rodo, kad iki susidūrimo Nissanas lėkė 85–90 km/h greičiu. Tai čia greitis iki smūgio. O su to smūgiu tai bus visas 100 ir daugiau. Katastrofų tyrimo ekspertai savo išvadose kartais skelbia, kad jeigu nustatytas pagal žymės ant kelio mašinos greitis viršė 50% leistino greičio, tai tas viršytojas ir bus kaltas dėl avarijos. Taigi, jeigu Nissanas būtų važiavęs 70–75 km/h greičiu, būtų Eimantas nubaustas tik už girtumą. Kita vertus, ką mes čia būrėme, studentui užteko padarumo prisipažinti, kad jis buvo 100% neteisus, dėl to, kad buvo girtas ir greitas. Šeštadienį apie 18 val. Jūrininkų ir